Mylėk savo smegenis. Ar kada nors susimastei, kaip tavo kasdieniai pasirinkimai veikia tavo smegenis? O juk smegenys tai tavo emocijos, sprendimai ir netgi gyvenimo trukmė. Argi tai ne pats svarbiausias tavo organas? Mokslininkai įrodė, neigiamos mintys mažina priekinės smegenų žievės aktyvumą, dėl ko prastėja tavo motyvacija, koncentracija ir nuotaika. Garsus gydytojas Danielis Amenas ištyręs daugiau nei 260 000 smegenų, tarp jų ir tokių garsenybių kaip Justinas Bieberis ar Miley Cyrus, pabrėžė, tavo emocinė ir psichologinė savijauta tiesiogiai priklauso nuo fizinės tavo smegenų būklės. Galvoji, kad nedidelis alkoholio kiekis nepakenks? Deja, nauji tyrimai rodo kitaip. Net ir nedaug alkoholio naikina baltąją smegenų medžiagą, nervinius ryšius, kurie atsakingi už tavo sprendimus ir atmintį. Taip pat įdomus faktas. Moksliniai tyrimai parodė, kad žmonės patyrę daug traumų vaikystėje gyvena vidutiniškai 20 metų trumpiau, dėl padidėjusio streso hormonų lygio ir aktyvesnės limbinės sistemos, kuris skatina nerimą ir depresiją. Štai įkvepianti istorija. Sara buvo 35 metų moteris, kuri jautėsi įstrigusi savo gyvenimo rate. Ji dažnai jausdavosi išsekusi, liūdna, beviltiška, rytais jai buvo sunku atsikelti, jos mintys buvo perpildytos negatyvumu. Kartą, netikėtai pamačiusi televizijos laidą apie smegenų veiklą, Sara pajuto, kad nori pokyčių. Ji nusprendė pakeisti savo gyvenimą iš esmės ir pradėjo labiau savim rūpintis. Savo mitybą papildė omega-3 riebalų rūgštimis ir šafranu, apie kurių naudą išgirdo būtent toje laidoje. Po kelių mėnesių Sara jau jautėsi kitaip, jos rytai tapo lengvesni, mintys šviesesnės. Ji pastebėjo, kad tapo produktyvesnė darbe, laimingesnė savo šeimoje ir net jos draugai sakė, kad ji atrodo jaunesnė ir laimingesnė nei bet kada anksčiau. Sara suprato, kad pakeitusi savo smegenų sveikatą, ji iš tiesų pakeitė ir savo gyvenimą. O ką daryti su depresija ir nerimu? Štai geros naujienos. Depresiją galima sumažinti natūraliais būdais – šafranu, omega-3 riebalų rūgštimis ir aktyviu judėjimu. Pavyzdžiui, greitu ėjimu po 45 minutes kelis kartus per savaitę. Taip pat labai svarbu išmokti kontroliuoti automatiškai atsirandančias neigiamas mintis. Nori būti labiau disciplinuotas ir motyvuotas, raktas į tai stiprinti priekinę smegenų žievę. Kaip tai daryti? Taigi gerai išsimiegoti, vengti alkoholio ir cukraus, reguliariai mankštintis, o neigiamas mintis man visada nesiseka pakeisti sąmoningu ir pozityviu mąstymu. Tavo smegenų sveikata – tai tavo gyvenimo kokybė. Rūpinkis savo smegenimis ir jos tau atsidėkos energija, laime ir ilgesniu gyvenimu.